Mes vartojam, to nepastebim ir tuoj baigsim suvartoti vieni kitus. Kartais atrodo, kai namie nerandi vietos, viskas, ką reikia padaryti, jog jos nerastum dar labiau, tai išeiti į miestą. Namai nusibodo, skip. Stotelė, troleibusas, išsikroja telefonas. Tai ką, dabar pusvalandį žiūrėsiu pro langą? Žmonės, reklamos autobuse, reklamos ant stotelių, reklamos ant stendų, reklamos ant sienų, skip. Ir niekam neįdomu, kas vyksta už lango, nes pusė gyvenimo dabar vyksta ekrane. Net pasikalbėti negali be žvilgtelėjimo į užkrečiantį šviesulį. Jų tikriausiai daugiau nei žvaigždžių danguje. Jas mes irgi rečiau pastebime, nes dangų gaubia pilka debesų ir smogo skraistė. Kai išlipi stotelėje, net nebandyk stoviniuoti, nes būsi nuneštas bangos. Visi skuba. Kaip rylsų skrolina šaligatvę plyteles, nejučiom įlipa į balą. Atrodo nusikeiktų, bet nėra kada. Net neprisėda parūkyti, nes šis veiksmas prarado pasimėgavimo funkciją. Kai turim tiek daug visko, galbūt retai tai įvertinam. Nusibodo megztinis, eisim pirkt naujo. Nėra vietos vienur, eisim kitur. Vis vien mieliau išgerčiau vidutinės kavos kavinėje nei namuose, nes mes suteikėme didesnę vertę už mus padarytai kavai, nei pasidarytai namie. Nes taip paprasčiau, nes toks vibe. Ir viskas, ką matai, yra vienas didelis skip. Kažkas turėjo stygaus atsitikti, jeigu iš ryto jūs buvot visai kitokios nuomonės. Reikia staigmeną išlaikyti visą laiką. Tai ką, ačiū kolegos, dabar perduodu. Su prezidentu taip ir nekalbėjau. Ačiū labai, perduodu rinkėjimus. Aš atsiprašau, šiandien buvau visą dieną susitikimuose su man pavaldžiomis institucijų vadovais, šnekėjom su bendruomenėm, bet tas sprendimas jau buvo daug anksčiau, tik tai aš turėjau sulaukti. Didžiuliai srautai seka kitus didžiulius srautus gatvėse, parduotuvėse, kavinėse, net internete. Dažnai praignoruojame tai, kas svarbu, ir tada nebelieka nieko kito kaip sukilti. Tuo momentu pajaučiame, kaip svarbu suprasti, ką darai ir kur esi, atiduoti visą save. Tai gal galime vartoti ne vien daiktus? Gal galime rasti kažką tikro? Gal galime dar rasti tai, kas dar nepaskendo skubėjimo pinklėse? Ar galime prisijaukinti miestą iš naujo? Jis gali nustebinti. Galbūt galime vartoti ne daiktus, ne prekes, ne ekranus. Galbūt galime vartoti kultūrą. Galbūt galime vartoti miestą. Kai vaikštai, tai geriausia eilėraščius rašyti. Nei lapo, nei pieštuko, nei bobo ant galvos. Užtat kaip mikliai sukas padangėse ratukas, tasai, kur savo ratais tave patraukia vos. Vartokime miestą, vartokime kultūrą.